Apsisaugoti nuo įsilaužimo galima įvairiais būdais. Turbūt vienas populiariausių yra signalizacija. Įsilaužėlis patenka į patalpą, detektorius suveikia, pasigirsta arba garsas, iš karto eina pranešimas saugos tarnybai arba policijai. Tik, kaip sako šios sistemos, kurį netrukus pamatysime kūrėjai, yra viena problema. Nusikaltėlis vis tiek turi kažkiek laiko, keliolika sekundžių ar ir daugiau, padaryti kažkokią žalą. Pagrobti prekes, produktus, ir pasiekti savo kažkokių tikslų. Todėl štai šis projektas, tai yra URFOG, siūlo vieną tokį sprendimą – patalpos uždūminimą. Man buvo pažadėta, kad vos per kelias sekundės štai ši patalpa, kuri yra daugmaž 25 kvadratinių metrų erdvės, bus uždūminta taip, kad aš nieko negalėsiu matyti, kad jo įsilaužėlis negalės matyti ir padaryti žalos. Tad pabandykime. Štai matome, kaip įeina tariamas įsilaužėlis. Tiesą sakant, aš jau įsilaužėlio nebematau. Kvapas truputėlį jaučiasi, bet nieko baisaus. Pradėjo veikti signalizacija garsinė, kuri dar labiau įsilaužėliui turėtų kelti paniką. Ir tiesą sakant, ištiesęs ranką prieš save, aš jau savęs nebematau. Jūs turbūt matote tik tai baltą aplinkui šviesą, tai yra baltą vaizdą ir nieko daugiau. Atrodo, sistema suveikia. Bandau išeiti į išorę. Štai matome, kaip įeina tariamas įsilaužėlis. Tiesą sakant, aš jau įsilaužėlio nebematau. Kvapas truputėlį jaučiasi, bet nieko baisaus. Pradėjo veikti signalizacija garsinė. Štai matome, kaip įeina tariamas įsilaužėlis. Tiesą sakant, aš jau įsilaužėlio nebematau. Kvapas truputėlį jaučiasi, bet nieko baisaus. Pradėjo veikti signalizacija garsinė, kuri dar labiau įsilaužėliui turėtų kelti paniką. Ir tiesą sakant, ištiesęs ranką prieš save, aš jau savęs nebematau. Jūs turbūt matote tik tai baltą aplinkui šviesą, tai yra baltą vaizdą ir nieko daugiau. Atrodo, sistema suveikia. Dar vienas scenarijus, tokia pati dūmų apsauga kemperiui arba mikroautobusui, kuriame jūs laikote kažkokį krovinį. Bet tarkim, jūs atostogavote, važiuojate kažkur su šeima ir išeinate pasivaikščioti, paliekate kemperį, o tuo metu aš šiuo atveju pabūsiu nusikaltėlis, kuris pabandys įsibrauti į vidų ir, grobti kažkokį turtą. Pagal scenarijų viskas turėtų suveikti arba nuo judesio detektoriaus, arba tiesiog nuo magneto virš durų. Pabandykime, pažiūrėkime, kaip viskas vyks. Štai mūsų kemperis ir aš bandau laužtis į vidų. Man pavyksta labai lengvai ir... Nežinau, kaip jūs matote, aš tiesą sakant nematau nieko. Visiškai balta šįkart tyla, nes neturime signalizacijos. Per ištiestą ranką nieko nematyti, jūs turbūt irgi nieko nematote. O orientuotis pačiame kemperyje, galbūt lengviau negu dideliame biure, bet surasti kažkokį daiktą, čia aš esu prieš tai pasidėjęs kuprinę, tai bijau, kad aš jos nerasiu. Nerasiu. Bandau rasti išėjimą lauk.
kur manęs galbūt jau laukia policija.